1, 2, 3, judėkim ir būkim aktyvūs, visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmenine televizija bei neribotu internetu. Daugiau informacijos balticum.lt. Penktadienio Liepos 1 dienos laidoje. Kėdainių rajono savivaldybėje pagerbti Europos ir Lietuvos čempionatuose prizinės vietas iškovoję sportininkai. Sosnovskio barštį lietuviai bando išnaikinti jau daugiau nei 10 metį. Arnetų namuose vyko paskaita apie žolynų ir arbatų gydomąsias savybės. Kėdainių dziudo klubas sulaukė viešnios iš Suomijos. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo pagerbti Lietuvos ir net Europos čempionatuose laurus skynę mūsų krašto sportininkai bei jų treneriai. Aukščiausią įvertinimą pelnė Artūras Zinkovskij, Europos jaunimo bokso čempionate iškovojęs 3. vietą. Klubo Lifosos meškeriotojai kolektyvas dalyvavo Lietuvos rinktinės sudėtyje ir Vokietijoje vykusiose tarptautinėse Europa Tref varžybose iškovojo komandinę 2. vietą. Spiningautojai liko 3. O šėtiškiai lengvaatlečiai ir jų treneris Vladas Kiaulakis apdovanoti už pergalės Lietuvos čempionatuose. Aurimas Kinulis tapo 2016 metų maratono bėgimo čempionu, o Adrijus Glebauskas šuolio į aukščio suaugusiųjų tarpe čempionu. Mūsų toj lygoje, vadinamoj klubų lygoje Lietuvos, mes einam 3. 2 kart 3 ir buvom, tik 2 etapai buvo, dar 3 liko. O tarptautiniai arenai Vokietiją išvažiavom. 2. vietą iškovojom, 6 komandų turnyras buvo, rimtas jau, kiekvienais metais mes važiuojam. Vietinių iš Halės vokiečių nesugebėjom, jie mus pergudravo, bet šiaip mūsų sudėtis truputėlį atsinaujino, vieną jauną vaikiną ėmėm iš Kauno, neturim jauniaus, mano Mariaus sūnus dar tik 4 metų, jam dar teks paaugėti. Šiaip skaitau, vertinu normaliai, neblogai. Aišku, norisi visą laiką aukščiausią apdovanojimą. Dėl to ir kovojam. Bent aš tai kovoju visą laiką, kad nugalėjau. Ir bendrai mūsų klubas visą laiką turi tikslus nugalėti, pirmauti ir tik toks. Dėl to, kaip sportas, taip ir turi. Dalyvau Palangoje Lietuvos čempionate vasaros sezono ir ten pavyko laimėti 1. vietą. Nugalėti savo treniruočių partnerį, pagrindinį konkurentą Raividą Stanį. 2,15 m. Dabar pastarėjai mėnesiai buvo, kaip sakant, labai tokie be traumų, sveiki ir viskas ėjo tik gerin ir turėjo būti tas rezultatas ir šita 1. vieta. Treniruojasi nuo 5. klasės, dabar jau 10 metai turbūt eina, tai pirmas mano treneris Vladas Kiaulakis Šėtos gimnazijai, o po 12 klasės dar prisidėjo 2 treneriai, tai Algirdas Baranauskas ir Audronė Gavelytė. Kokie ateities planai? Patys aukščiausi, dalyvauti stipriausiose čempionatuose pasaulyje, Europai. Mano gyvenimas yra sportas, aš daugiau nežinau, ką veikčiau be sporto dabar. Dabar čia paskutinis tas laimėjimas, dėl ko čia esam, tai Lietuvos maratono čempiono vardas. Šiemet čempionatas maratono vyko Kaune, atskirai nuo lengvosios atletikos, nes stadionuose nevyksta tokios rungtys ilgos. Tai buvo Kauno maratono metu vykdomas to pačiu Lietuvos čempionato įskaita, kur tarp lietuvių ir buvau pirmas. Reikia daug treniruotis, ypač jeigu nori rezultatų dar geresnio, o charakterio savybių. Nežinau, užsispyrimo reikia, tikrųjų daug darbo, kantrybės, kada jau vis tiek dirbam tiek metų. Sporto meistrų 2, kurie sporto meistrai, o tokių mažesnių lygių daug yra jų. Daug. Tai va, čia patys geriausi kol kas. O jaunimo ar turit? Daug ir gero bus dar meistrų matyti. Aukštininkų yra visi lengvaatlečiai, mano visi geri. Metikų turi, Aleknos pamaina greičiausiai bus. Labai džiaugiuosi, kad Kėdainiuose mes turim tikrai daug gerų sportininkų ir įvairių sričių. Tai kaip tik šiandien sveikinom lengvaatlečius 2 Lietuvos čempionus, sveikinom mūsų žvejus, kurie jau tikrai jau seniai žinomi kaip stiprus mūsų šitos sporto šakos atstovai, ir pasveikinom boksininkai. Boksininkai tradiciškai kiekvienais metais pasiekia tikrai aukštų rezultatų. Turim Europos jaunimo
čempionato 3 vietos laimėtoja, tai irgi labai džiugu ir aš kada sveikinau sportininkus, aš akcentavau vieną dalyką, kad jie yra pavyzdys mūsų vaikam. Šitie pasiekimai, jie aišku smagu, jie garsina Kėdainių kraštą, Kėdainių miestą, bet aš galvoju, kad dar svarbiau, kad jie tampa, šitie žmonės, šitie jauni žmonės, sportininkai tampa pavyzdžių mūsų vaikučiam. Vaikam reikia pavyzdžių. Tada jie ir nori sportuoti, nori užsiimtais dalykais. Jeigu pavyzdžių gerųjų tokių nebus, tai nebus ir tų sportuojančių vaikų. Taigi tikrai jam didelis ačiū už tai, kad jie garsina Kėdainius, už tai, kad jų tokie geri pasiekimai. Kurį laiką žavėjasi egzotiškais Sosnovskio barščiais, lietuviai jau daugiau nei 10 metų bando juos išnaikinti. Neišimtis ir Kėdainių rajonas. Šįmet iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos jam naikinti atseikėta 30 000 eurų. Aš manau, kad rezultatai bus, nes dabar po pirmo purškimo matosi, kur supurkšta, kad barštis nyksta. Aišku, yra padaryta keletą klaidelių, yra dalis nenupurkšta, bet aš manau, užsakovai, kurie atlieka, tai yra rangovai, kurie atlieka tą darbą, pakartos ir ištaisys klaidas ir po kiek laiko atliks sekantį purškimą ir pastoviai dirbant, kiekvienais metais per keletą metų išnykstas barštis. Bet aš skaitau, kad kadangi Surviliškio seniūnijoje tiek miesto yra po 30 hektarų tų barščių augančių, kad kažką tai turėtų savivaldybė nuspręsti ir daryti, kad privatizuoti, kur galima žemės plotelius. Ir kaip pavyzdys, jeigu matote antrapus griovio, prieš keletą metų buvo vien barštis, šiandieną auga ūkininko labai gražus miežiai. Tai būtų įsektinas pavyzdys ir, kai sakant, privatizuoti žemės lopinėlius ir kur ūkininkai patys prižiūrėtų. Todėl, kad ne visur jis yra išpurškiamas ir kadangi barštis dauginasi sėklomis ir tiek vėjas, tiek paukščiai sėklas nuskraidina ir iš vieno barščio sekančiais metais priauga labai daug barščių ir nekovojant tai galima labai didelės teritorijas apleisti. Svarbiausia, kad kovoti su tais barščiais iki galo, kol išnaikins. Šiais metais konkursą naikinti Sosnovskio barštį Kėdainių seniūnijoje ir Surviliškio laimėjo uždaroji akcinė bendrovė Viva Baltic ir jau rodo pirmuosius atliktus darbus. Šiemet mes laimėjom konkursą 2 seniūnijose Kėdainių rajone, tai yra Kėdainių miesto seniūnija ir Surviliškio seniūnija. Kėdainių ir Surviliškio seniūnijose panašiai po 30 hektarų plotai, tai bendroji sumoje apie 60 hektarų. Plote buvo tvarkoma. Lengviausias būdas, aišku, yra nupjauti, bet pjovimas tai yra toks, sakykime, labai laikinas dalykas. Tai mes visur, seniūnų pageidavimas buvo ir mes visur naudojam chemikalus, purškiam. Efektas yra ilgalaikiškesnis, sakykime taip. Kiek reikėtų metų tvarkyti, daryti, kad jų neliktų? Literatūroje rašo, kad sėklos daigios išlieka žemėje apie 8 metus. Tai panašiai tiek metų tikriausiai reikėtų su jais kiekvienais metais po 2 kartus ir kovoti, purškiant. O jeigu pjaunant, tai šaknis, kadangi pjaunant nesunaikinamas, tai pjovimas jau būtų toks, sakykime, visam gyvenimui darbas. Sudėtingas tai darbas? Sudėtingos teritorijos, darbas nėra sudėtingas, yra nelygus reljefai, pagrindė grioviai, daubos, luomos, slėniai ir buvę karjerai, sakykime, žvyro, buvę savartynai, kad ir rekultivuoti, bet pakraščiais, kur šiandieną atstovim, bet pakraščiais yra tikrai nepatogu, tai su technika praktiškai dirbti niekur neįmanoma, tai visur yra rankinis darbas. Kaip ir sutarty numatyta, 2 kartus per metus purkšti, truputį buvo gal suvėluotas pirmas purškimas ten dėl viešųjų pirkimų procedūrų, bet visumoje žydėjimas nebuvo prasidėjęs, kada pradėjom darbus, tai rezultatas matosi, o antrą kartą po mėnesio laiko dar kartą atvažiuosim, purškimą padarysim. Aišku, po savaitės atvažiuosim, tai kas matosi žiedynus, po savaitgalio reikės nupjauti, matyt buvo kažkiek tai praleista vietų, kur buvo nepatogu prieiti.
Iš Kaukazo kilęs Sosnovskio barštis mūsų šalyje šaknis suleido praeito amžiaus 6 dešimtmetį, kuomet jį bandyta auginti kaip pašarinį augalą. Vėliau jį labai išplatino gėlininkai ir bitininkai, o paskui šis ėmė plisti savame. Ten, kur Sosnovskio barštis įsiveisė, jis sudaro sąžalynus ir visiškai pakeičia augaliją. Net 5 metrų aukštį pasiekti galintis augalas pasižymi tvirtu ir šakotų stiebu, dideliais iki 0,5 metro ilgio lapais. Dideli barščių lapai sukuria pavėsį vietiniams augalams ir neleidžia šiems augti. Be to barščiai subrandina tūkstančių sėklų, kurios labai lengvai plinta ir taip piktžolių užkariauja vis didesnius plotus. Įdomu tai, kad Sosnovskio barščio sultyse yra medžiagų, kurios fotojautrina odą ir gali sukelti 1-3 laipsnio odos nudegimus. Arnetų namuose kėdainiečiams paskaitą apie Lietuvoje augančias vaistingasias žoleles bei arbatų paruošimo būdus vedė buvusi kraštietė, o dabar Joniškyje gyvenanti ir senelių žolininkų tradiciją tęsianti Ugnė Vaineikienė. Taigi, anot žolininkės, kiekvieno lietuvio virtuvėje turi būti ne tik džiovintų liepų, čiobrelių, aviečių, beržų bei mėtų, bet ir labai vertingų gauromedžio, šalavijo, vingiorykštės bei žiomenės ar bergenijos žiedų ir lapų. Nuo močiutės laikų, nes močiutės brolis buvo vaistininkas, Baisogaloj Bložė, tai močiutė gal buvo mokėjusi, davė pirmasias pamokas. O šiaip pati mokiausi pedagoginėme, esu pradinukų mokytoja, bet po to rašiau magistro darbą aišku, edukologinis tas darbas, bet man labiau augalai patiko, man botanika labiau patiko. Tai vat šitie buvo keliai į gamtą, į žolynus, į medžius, į augalus. Gyvenimas pasuko, kad teko sodybą įsigyti. Tai bitynas, kaip aš čia sakiau, kad specialiai bitėm pradėjom sodinti augalus, o netoli mūsų yra, toksai draustinis Vilkijos upelio ir tuo metu, kai išėjau į pievą, kai pamačiau visą pievą, kuri aprašyta Balvočiūtės knygoje, tai nori, nenori, teko tada į tą pievą ir įkišti giliau rankas, tenai ir raskilą rinkti, ir rinkti, kaip pasakiau, naktyžiedės, ir rinkti, labai daug tų augalų, ir snaputis, bet po to supratau, kad aš visiškai negaliu, nežinodama tų tikrų dalykų, kurie yra fitoterapijoje arba iš viso vaistiniai sistemoje taikomi. Aš juk mokytoja ir supratau, kad tu negali kažką daryti ir kažko pasakoti, ko tu nežinai taip. Tada pradėjau galvoti, kad užtenka tų augalų mano pasaulių, kuriuos galima, žinot, kaip tradicinius, kaip mėta, kaip čiobrelį, kaip tą vingiorykštę, kuri visiškai netoli mūsų, kad galima iš lapus fermentuoti, kaip ir to paties, auginam šilkmetį, tai galima šilkmedžio lapus, auginam, sakykime, šaltalankį, tai galima šaltalankio. Ir tada supratau, kad neturėčiau lysti, kur man nereikia. Apsiribojau tais dalykais, kurie yra labai svarbus man pačiai, kad galima, užtenka ir liepų žiedų, ir čiobrelio, ir sukadžolės, kurie auga mano kieme. O jeigu jau tikrai prispaus lyga, tada ir reikia kreiptis į tą žmogų, kuris išmano labai rimtai ir žino, ką po ko. Aišku, naudot galima ir tą patį karklą, ir žilvytį, ir, kaip pasakau, daug tų augalų. Bet aš susimažinau savo lauką iki apsiribojau tuo, kad auginu mėtas, čiobrelius, jonažolė auga, netgi šlamutį auginu ir mano tam čiobrelių darželyje išaugo ir žiūriu, ir sidabražolė auga. Ateina pačios žolės, tos, kurių tau reikia. Jūs paklausėt, nuo kokių lygų? O aš sakau, neturi būti lygų, tu turi gerti. Kaip aš manau, kai paskaitai tose knygose arba paskaitose, kad augalas nuo visko, tik tai kokių santykių, kaip tu naudosi jį, kiek ilgai, su kokiom kitom žolėm. Ir aš nuo lygų ne. Aš tam, kad tu imuniniai sistemai stiprinti, nes ten ir mineralai, kaip sakau, ir vitaminai, įvairios medžiagos, tu turėk jas čia po ranka, po šonu ir gerk, džiaukis. Pamatyk, kad tau sanariai, pamatyk, kad tau moteriškos, tada eini į notrelio lauką, eini į garštvą ir renkiesi.
Bet man skaniausiai skanios žolės, tai kaip pasakau, skanios, kurios turi eterinių aliejų, o tarp kitko, juk eteriniai aliejai, jie patekia į virškinimo traktą, kaip magnetas pritraukia bacilas ir suriša ir lengviau pašalina. Tai daugelis tų žolių turi ir antibakterinį, antiseptinį poveikį. Tai tu geri tai, kas tau yra malonu, pasidėlioji, nes jeigu tu ten imsi tą specifiškai veikiančią žolę, ugniažolę, aš ją pažįstu mano vardu, bet aš bijau šito žolės, todėl kad aš tiksliai nežinau nei tų santykių, nei ko, ir aš tada jau turėčiau eiti pas specialistą, o jeigu nežinai, tai neliesk. Aš taip galvočiau. Kėdainių dziudo klubas sulaukė viešnios iš Suomijos. 13-metė Pihla Salonen prieš keletą savaičių tarptautinėme dziudo turnyre Elektrėnuose susipažino su kėdainiečiais sportininkais ir pasiprašė kartu treniruotis. Kadangi jau 3 metai mergaitė su tėvais važinėja po Pabaltijos šalis ir treniruojasi įvairiuose klubuose. Reiškia, užsimezgė vaikų draugystė turnyre, tarptautiniam turnyre Elektrėnuose. Vykstant prieškoviniai mankštai, mergaitė pamatė, kokius veiksmus atlieka Titas Kalina, ir jie imponavo ir priėjo prie jo paprašė, kad padaryti bendrą mankštą. Nuo to ir užsimezgė tų vaikų draugystė, paskiau dar po to prisidėjo dar Kamilė Marcinkevičiūtė ir visas būrys mūsų sportininkų. Tai pirmas kartas, kad pas mus atvažiuotų iš užsienio valstybės sportininkai pasitreniruoti. Tai aš tą mergaitę seniai pastebėjau jau turnyre Elektrėnuose, kad ji stipri sportininkė ir nori tobulėti, todėl nori susitikti su įvairių stiliaus kovotojais, todėl tikriausiai pasirinka pas mus atvažiuoti į Kėdainius. Aš galvoju, kad draugys turėtų vystytis, nes galvoju, mes irgi gausim, jeigu taip jau atvažiavo pas mus, gal iškvies ir pas juos nuvažiuoti. Mes tikriausiai sudalyvausim būtinai. Kaip Kėdainių dziudistams sekasi? Kiek dabar jaunumo turit? Pas mus dirbam 3 treneriai. Reiškia, turim gerą sponsorių, kuris mūsų remia. Ir vaikai daug varžybų gauna. Nes, pavyzdžiui, Kamilė Marcinkevičiūtė per metus išvažiavusi ir 24 varžybas. Tai čiut ne kas antrą savaitę važiuoja. Ir varžomės ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir Latvijoje. Tai varžybų vaikai pakankamai daug gauna. Ir tas yra stimulas vaikam, bet viskas nuo to priklauso, kaip tėvai reaguoja tai, kaip tėvai nurodo, kad vaikas turi tęsti savo užsibrėžtą tikslą. Nes jeigu jis jau pradėjo treniruotis, jis turi treniruotis. Nes čia nelengva sporto šaka, taip atrodo, o čia ant vieno veiksmo reikia daug dirbinėti ir dėl to čia reikalingas didelis susispyrimas, nes pergalės lengvai neateina. Liepos 1 dienos penktadienio Kėdainių mugėje skaitykite apie eilę metų besitęsiančią kovą su Sosnovskio barščiais. Taip pat sužinosite, kur bus atnaujinamas medžių sugadintas dviračių takas. Darbo ieškančiam jaunimui tikrai verta apsilankyti Kėdainių darbo biržos jaunimo centre, o už šunų nepriežiūrą jų augintojams gresia rimtos baudos. Pavartę penktadienio Kėdainių mugę sužinosite daržovių bei uogų kainas Kėdainių turguje. Taip pat kokias profesijos rinkosi ir kur įsidarbins 15-osios Kėdainių profesinio rengimo centro laidos jaunuoliai. O skaniai pavalgyti kėdainiečius kviečia kavinė Uosių takas. Daug gerų naujienų sporto puslapiuose, vis nauji prekių ir paslaugų skelbimai, televizijos programa savaitei, visa tai naujame Kėdainių mugės numeryje. Užsisakykite Baltikum TV paslaugas ar atnaujinkite sutartį ir laimėkite savaitgalį 2 prie jūros Duneton viešbutyje Klaipėdoje. Paskubėkite, akcija vyksta tik iki Liepos 14 dienos. Daugiau informacijos klientų aptarnavimo skyriuje. Liepos 6 valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 12 val. Šventųjų mišių auka už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. Kėdainių Rotušės kiemelėje 20 val. Šventė Būti lietuviu, Lietuva būti. Dalyvauja modernaus folkloro grupė Kamanių Šilelis iš Vilniaus, Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Vilainiai, Akademijos kultūros centro vokaliniai ansambliai Dotnuvėlė ir Jovaras. 21 val. Pilietinė akcija, tautiškos giesmės giedojimas kartu su viso pasaulio lietuviais.
Liepos 3 dieną, sekmadienį, 10:30 min. Kėdainių arenos automobilių stovėjimo aikštelėje bus duotas startas automobilių ralių Lietuvos automobilių sąjungos taurė Kėdainiai 2016 ketvirtojo etapo varžyboms. Numatomas pirmojo automobilio finišas Didžiojoje gatvėje 43 Kėdainiai apie 18 val. Varžybų uždarimas apie 21:30 min. Restorane Grėjaus namas. Visą Liepą Kėdainių kultūros centre ir skyriuose veiks vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programų organizuojamos stovyklos – kūrybinė, etnokultūrinė, teatrinė. Vaikams yra iš ko rinktis. Liepos 4-13 dieną Nociūnuose vyks programa Mes norime kurti. Vadovė Daiva Makutienė. Liepos 4-14 dienomis Kalnaberžės bendruomenės 6-18 metų vaikų ir jaunimo iš Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų lauks Kuparo lobiai 2. Vadovė Violeta Kažukauskienė Urbonavičienė. Liepos 10 dieną 16 val. Rotušės kiemelyje romansų vakaras Meilės sūkury. Pernai metais, tokiame pačiame vakare, kai iš Kėdainių Rotušės kiemelio po romansų vakaro išėjo skrybėlaitėmis pasipuošusios ponios, tuo metu po senamiestį vaikščioję turistai garsiai stebėjosi, kokie gražūs žmonės čia gyvena. Šiais metais kviečiame ne tik pasiklausyti romansų, bet ir mokysimės juos dainuoti kartu. Liepos 16 dieną Kėdainių miesto parke 17 val. 19 agurkų šventė. Kėdainių rajono seniūnijų kulinarinio paveldo pristatymas ir amatų demonstravimas. Pavienių tradicinių muzikantų pasirodymai, Lietuvos barbekių kepėjų asociacijos kulinarinis šou Šeimininkių varžytuvės. Po šių linksmybių vyks koncertas. Atlikėjai Omer Netzer iš Izraelio ir grupė muzikinis projektas Mango. Liaudiškos muzikos kapela Daumantų muzikantai. Kviečiame apsilankyti. Kėdainių kultūros centre tradicinė teatrinė vasaros stovykla. Šios programos skirtos 10-18 metų vaikams ir jaunimui. Šiais metais vaikučių lauks nuo Liepos 12 iki 22 dienos. Liepos 25-29 dieną Kėdainių kultūros centre vyks stovykla ir Atskrida paukštela, skirta 6-10 metų vaikams. Liepos 27 dieną Kėdainių Rotušės kiemelyje projektas Susitikime vasarą Kėdainiuose. 22 val. Kino teatras po atviru dangumi.